Antradienio vakarą Vilniuje įvyko kraupi eismo nelaimė. Mikroautobusas mirtinai sužalojo moterį. Vairuotojas iš įvykio vietos spruko. Čia yra Ukmergės gatvė, Šeškinė. Ir 9 valandą vakaro įvyko tragiška eismo nelaimė šitoje gatvėje. Ties vienu iš viadukų automobilis partrenkė pėsčiąją moterį. Išvažiuoja greitosios pagalbos automobilis, medikai konstatavo mirtį. Kol kas žuvusiosios tapatybė nėra nustatyta. Žinoma tik tai tiek, kad tai garbaus amžiaus moteris. Ir buvo nustatyta, kad ją partrenkė automobilis Volkswagen Multivan. Mikroautobusas, palikęs mirtinai sužalotą moterį, pasišalino iš įvykio vietos. Buvo paskelbta bėglio paieška. Didelės policijos pajėgos dalyvavo paieškoje. Štai čia vietoje dirba 3 policijos ekipažai, čia eksperto automobilis yra. Žodžiu, kol buvo ieškomas bėglys ir iki šiol Ukmergės gatvėje iš 3 eismo juostų viena tik tai vyksta eismas. Kraštinė eismo juosta galima važiuoti, nes pirma juosta ir viešojo transporto juosta yra uždarytos. Ten guli kūnas nukentėjusios moteriškės ir dirba ekspertai ir tarnybo automobiliai stovi. Buvo mestos didelės pajėgos policijos ieškoti įtariamo bėglio ir labai greitai įtariamojo mikroautobusas buvo rastas Fabioniškių gatvėje. Čia yra tokia mašinų aikštelė, kitoj pusėje yra prekybos centras. Ir šitoje aikštelėje buvo aptiktas įtariamojo automobilis. Dabar čia dirba ekspertai, kriminalistai. Ant automobilio yra žymių, kad jisai buvo patekęs į eismo įvykį. Ekspertai dabar fotografuoja. Matosi išdaužtas priekinis dešinys žibintas mašinos, įlenktas kapotas. Tikėtina, kad šita vieta buvo kliudytas žmogus. Ir šalia automobilio buvo sulaikytas vyras, įtariama vairavęs mašiną. Ir dabar kriminalistai aiškinsis, ar šitas autobusas dalyvavo eismo įvykyje susijusiame su moters mirtimi, ar jį vairavo sulaikytas vyras. Tai vien čia yra 3 policijos ekipažai ir ekspertų mašina. Įvykio vietoj panašios pajėgos irgi dirba. Žodžiu, daug policijos pareigūnų dalyvavo šitoje operacijoje ir labai greitai buvo aptiktas ir mikroautobusas ir sulaikytas įtariamasis.